Sveiki visi! Apžvelgsime, ką birželio mėnuo žada dvyniams. Taip, naudosime 3 kortų išdėstymą. Pirmoji korta parodo bendrasias mėnesio tendencijas, energijas ir užduotį. Antroji korta parodo, ko reikėtų vengti šį mėnesį. Ir trečioji duoda patarimą, kaip geriausiai išnaudoti šio mėnesio energijas. Taigi, turim tokį išdėstymą. Matome drugelį, elnią ir voverę. Ir ši kombinacija nurodo, kad dvyniai šiuo metu stovi ant sekančio etapo savo gyvenime slenksčio. Nes drugelis, jisai yra transformacijos meistras. Jisai per savo gyvenimą pereina keletą etapų, kurių metu visiškai pasikeičia. Taip ir dvyniai šiuo metu gali būti tokiame procese, kad jie iš vieno etapo dabar turėtų pereiti į kitą etapą. Koks būtent tai etapas, galbūt tai priklauso jau skirtingai kiekvienam žmogui. Galbūt iš lėliukės į drugelį, o gal tik tai virs į lėliukę dabar. Drugelio galia yra proto galia, yra sugebėjimas suvokti savąsias mintis ir mokėjimas jas keisti. Kaip idėja gimsta galvoje ir paskui perėjusi tam tikrus etapus, jinai virsta jau materija realiame gyvenime. Taip ir drugelis, eidamas iš vieno etapo į kitą, galiausiai virsta tuo, ko turėjo būti, ko jam yra užprogramuota tapti jau nuo gimimo. Drugelis taip pat simbolizuoja oro stichiją. Va kaip dvyniai yra oro stichija, taip ir drugelis jiems labai tinka. Tai oro stichija irgi simbolizuoja tokį lengvumą. Jeigu esate šiuo metu, tarkim, jaučiatės pavargę, jums reikėtų atkreipti, tarkim, dėmesį į spalvas, kurios šiuo metu patinka. Tarkim, jeigu jums patinka vilkėti žalios spalvos rūbais, jūs jaučiatės gerai taip apsirengę, galbūt reikėtų valgyti ir daugiau žalios spalvos maisto, daugiau žalios spalvos daržovių ir panašiai. Drugelis taip pat gali paskatinti geriau suvokti ir savo darbus, suplanuoti kažkokius tai dalykus, priimti tam tikrus sprendimus apie asmeninį gyvenimą, apie karjerą, tiesiog suprasti, kuriame etape jie yra ir kur jie toliau turėtų eiti, kad neužstrigtų darbai kažkokio tai vienoje fazėje, bet jeigu jiems reikia keistis, tai surasti jėgų tą padaryti. Tai trumpai tariant, drugelis simbolizuoja, kad jūs jau esate subrendę naujai stadijai, naujai pakopai savo gyvenime, savo mintise, savo darbuose. Dabar pažiūrėkime, ką sako antroji korta, kas šiuo metu jums stringa ir ko reikėtų atsisakyti, kad ta transformacija įvyktų kuo lengviau ir naudingiau. Taigi elnias, jisai tokioj pozicijoje, kur nurodo galimas klaidas, jisai rodo, kad galbūt jūs įsivėlėte į tokių nepabaigiamų darbų ratą.
jum gali dabar atrodyti, kad tas krūvis yra per didelis, kad tiesiog nėra laiko išeiti iš to rato, pasižiūrėti, kur aš esu ir kas čia vyksta aplinkui. Ir būtina yra sustoti, vat būtent dabar sustoti, išlipti ir suvokti, kad šitas bėgimas jisai nieko gero neduos. Ir jums reikia stebėti kelią, kur jūs su tuo ratu važiuojate, ar jis neveda į aklavietę. Taip pat ši korta gali reikšti, kad jūsų gyvenime silpsta priešingos lyties energija. Tarkim, jeigu jūs turite porą, galbūt jai trūksta jūsų dėmesio ir per tos darbus užsisukusius jūs nepastebit, kad jūsų ryšys gali silpti. Jeigu poros neturite, tai galite pasikviesti, tarkim, kažkokį draugą priešingos lyties papietauti, praleisti laiką kartu, tiesiog atnaujinti tas priešingos lyties energijos išteklius. Taip, dabar koks būtų kortų patarimas šiam mėnesiui, kad kuo sklandžiau pavyktų išlipti iš to darbų rato ir pradėti šitą būtinąją transformaciją. Taigi voverė savo jau natūrą, jinai yra kaupėja. Jinai valdo išteklius, jinai ruošiasi ateičiai. Ji prisimena apie žiemą, kuriai reikia pasiruošti. Kaupti tai nereiškia, kad vien tik tai materija, kad kažkokios daiktus, pinigus ar panašiai. Kaupti galima viską, galima kaupti savo energiją, tai yra nešvaistyti jos niekams, nešvaistyti jos aimanoms apie nesibaigiančius darbus, nešvaistyti jos bereikalingiams darbams, kurie neveda į transformaciją. Taip pat ji, būdama gera kaupėja, ji taip pat yra gera organizatorė savo atsargų. Tai kuomet žmogus ruošiasi pereiti į kitą etapą, kaip žengti pro tokias duris į kažkokį tai naują kambarį, jisai turi peržiūrėti savo bagažą, peržiūrėti savo emocinį bagažą, išmesti visas nuoskaudas, kurios jau yra nebeaktualios, kurios yra nenaudingos, tik tai apsunkina. Ir tai gali būti tiek emocinis bagažas, tiek materialus. Galbūt verta padaryti generalinę tvarką namuose, išmesti visus nereikalingus daiktus, tiesiog apsivalyti visose lygmenyse, kad būtų paimama ir išsinešama į tą transformaciją tai, kas yra naudinga, kas padės mums ateityje, ir tiesiog pasiruošusiems, susitvarkiusiems pasitikti šitą naują etapą. To aš ir linkiu dvyniams šį birželio mėnesį.